rytas, nuostabi diena. Nuostabi diena, už lango pas mus 42 karščio. O nieko nėra. O mūsų vanas sankaba dingo vidury autostrados. Kažkur važiuojam atbuly dabar autostradai, varinys jungia, nežinau kur. Kas čia bus dabar neaišku, žodžiu. Įdomiai, papuolėm. Pas vairuotoją Vanę bėgiai 2 tik, tai pirmas ir paskui 5 iš karto. O Dieve. O mes juokiamės visą laiką, galvojam, kodėl jis tą 1 ir 5 metą. Pasirodo, nėra kitų. Kažkur vidury ryžių laukų išlipti galima, bet pavėsio nėra niekur. Kur iš čia važiuoja, neaišku, ten kažkokį yra mokamo kelio, tas kioskas, nu, išvažiavimas, kur mokėtų už kelią. Arba jis neįsivaizduoja, va vėl stoja. Nes atbulinis dingo dabar. Nu gerai, žiūrėsim, kas čia bus. Vargais negalais dasigavom iki savo 3 viešbutėlio. Jau ten galvojom, kad bus su ta sankaba viskas ten jau, bet tai pastovėjom ten pusvalanduką, jisai kažkur subėgiojo, parbėgo. Šovė atbulinį greitį, tą bėgį per prievartą, pavažiavo, paskui dar pastovėjom biškį ten kažką, jis ten pašnekėjo su, ten darbuotojais sakys. Ir mašina atsigavo. Žiūrėkime nuo namo. Nu ir tada 5 bėgio ant 100 ir parvažiavom kažkaip. Tai ką, žinau, mes jau čekiną padarėm. Viešbutėlis mūsų naujas prie jūros vandenyno. Tai greitai, nu tai vėl apžvalgėlė, tada jo, Airija papasako, ką čia turim. Ką papasako? Turim 3 lovas. Labas. Augustė turi savo secret room. Spintas, seifas, televizorius. Pirmas televizorius Jo. šios atostogos, tai 3 mūsų. Nu vėl vandenuką duoda, kava, arbata, žodžiu, blablabla. Ir čia yra, kur tu padedi tavo. Augustė 2 lovos pasirinkimas, kondiškė aišku. Nu ir mažas dušas, tualetas dušas, va taip. Kondiškė prie Augustės lovos, čia vaizdas per langą. Vaizdas per langą į tuktukų kažkokį parkingą. Čia. Ai, kaip sakant, vis tiek tik pamiegot čia ateisim. O čia vaizdas į kitą kambarį, kaimynų kažkokį. Gerai, dabar greit persingėm, einam pietaut, nes jau 3 valandas. O mes tikiuosi pusšys, jo. Laukiam, ką Ignasas irgi čekiną dabar turbūt pasidarė ir pavalgyti, įsimaudyti ir šiandien čilinam. Nieko šiandien vėl nenuveiksim. Pusdienis beliko. O iki tamsos netgi tik 3 valandžikės. 3 su biški. Nes temsta čia anksti. Nu tai kaip užsidėjai? Nu, mes tuo tarpu susiruošėm, susidėjom daikčiukus ir važiuojam iki Galė miestelio. Prasilėksim su Crazy Bossu. Kam įdomu, pavadinimas viešbučio toksai. Čia mes apsistojam dabar. Biški vėliau dar, kai grįšim, aprodysiu viešbučio teritoriją. Čia jisai skaitosi Beach Frontas. Žmonių nėra daug. Nu, nes mes čia beveik pačiam gale. Tokiam. Ne, per vidurį Nu, čia. per vidurį, bet čia jau iš to viso bizeko. Link galo. Prie mūsų yra masažas. Taip, mes buvom su Auguste vakar masažė, kojyčių ir buvo labai faino. Tai čia va nuo viešbučio 2 minutės pėstute ir čia jau išeini į tą Main Streetą vadinamą, pagrindinę gatvę. Čia visas kavinės, masažai, suvenyrai, keityklos pinigų, nu žodžiu viskas, ką jums reikėtų įsigyti. Ir va ten palei jūrą gatvė, o čia einam į centrinę gatvę, lauksim autobusą. Autobusas stojimai Šrilankoje žymimi va taip, geltonų tokių va kvadračiukų, nu ir yra ženklas autobusų. Va, važiuoja mūsų autobusas. Lipam. Į galą, Aira, į galą. Čia? Čia Aira rodo. Kur? Kur? Nesuprasi.
Gali, ja? Gali. Tai taip atrodo viduj autobusiukai. Išpuošti, išdažyti lempučių. Čia dar buvo muzika, kad mes groja labai garsiai. Lekiam su Crazy Bus. O, tai? O, dėl ko jis Crazy? Kai davėm stabdžių. Tai dabar pavažiuojam, atrodo, 8 sustojimus ir liko. Reikia skaičiuoti dabar sustojimus. Žiūrėk ant meto visko. Gerai, žinau. Žuvies turgelį pravažiavom. Bus gerai. Prie Vietosų nusipirkt šviežių. Čia irgi žinau, kad yra tokia opcija. Kad nusipirki šviežių ten, nežinau, žuvies, ko nori. Ir nusineši šalia į kavinę, į tau padaro ten už labai pigiai. Pačių krevečių kilogramas nekainuoja nei 10 eurų, man atrodo, šviežių. Tai va, galima labai daug apsivalgyti. O to tarpu mes jau artėjom prie gale. Štai toks įėjimas į fortą. Siena tokia storia. Pro tunelį. O, vietiniai kriketuką žaidžia. Kriketuką. Čia kaip ir Indijoj turbūt pagrindinis žaidimas yra kriketas. Gold store. Nu kokią noriu, Augustą, išsirinktų vieną. Išsirink ant pakabuko vieną. Tai čia gatvėje va yra tokių gražių bohemiškų kavinukių, kur galima atsišaldyti kokį nors šaltą gėrimą ar kavutę, kažką užkasti. Eisim biškį vėliau, dabar praseisim iki forto ir tada, manau, kažkur prisėsim ir mes kokį ledą suvalgyti. Kadangi čia yra buvęs Olandų fortas, tai čia be abejo yra ir krikščioniška bažnyčia. Ir kadangi čia popiežius mirė nesenai, tai turbūt čia jo garbei mišios buvo kažkokias. Nežinau, čia ką rašo. Kas norit, įsiverskit. O taip atrodo bažnytėlė. Iš čia su šitą patranką gindavosi nuo laivų visokių piratų turbūt. Šaudydavo čia į laivus. Bum, bum. Patrankėlė. Kol Airija selfinasi, papasakosiu jums biškį trumpą istoriją. Šiandien aplankysime vieną garsiausių šios šalies istorinių paminklų – Galė fortą. Galė fortas buvo pastatytas 16 amžiuje Portugalų, o vėliau išplėstas Olandų kolonistų 17 amžiuje. Šis UNESCO pasaulio paveldo objektas yra vienas geriausiai įsilaikiusių kolonijinės eros fortų Azijoje. Jo masyvės sienos apsaugojo miestą nuo ne tik priešų, bet ir gamtos stichijų, įskaitant galingą tsunamį 2004 metais. Galė fortas nėra tik istorinė vieta, tai gyvas miestelis, kuriame susipina daugelio kultūrų paveldas. Čia rasti tiek senovinių Olandų bažnyčių, tiek musulmonų mečečių.
taip pat išlikusių Britų kolonijinės eros pastatų. Šiandien Galė fortas yra populiari vieta tiek turistams, tiek vietiniams. Čia rasite jaukių kavinukių, meno galerijų, parduotuvių ir mažų viešbučių. Pasivaikščiojimas forto sienomis suteikia nuostabių vaizdų į vandenyną ir į vidinį miestą. Galė fortas tai vieta, kur galite pajusti istorijos didybę, mėgautis vietinę kultūrą ir pasigrožėti nuostabiais vaizdais. Jei lankysitės Šri Lankoje, nepraleiskite progos pasinerti į šią magišką atmosferą. Šalia pat Švyturio yra ir toks nedidelis paplūdimėlis. Karštą dieną galima įsmaudyti, va kartu su vietiniais. Nes prakaitėlis tai muša, oi. Mes išvarėm vos ten pačią karštą, dabar 11 valandų kažkur. Einu visas prakaitoju. Va tai va. Šlapės visas. Smagiai. Prasijėjom. Iš kur dar visko neapėjom čia. Atsargiai, Augustė? Atsargiai. Čia tą visą fortą ateiti, visas gatvelės, tai gerų porą valandų reikėtų. Bet dabar einam ledų ieškoti, atsigerti arba čykės. Tikros, šrilankietiškos, originalios, kaip sakant. Atsipūsim biškį, atsigaivinsim. Ir judėsim, man atrodo, jau... dar praseisim pro gatvelės. Ir paskui judėsim turbūt į Jungle Beach'ą. Tai va, anoj pusėj, jeigu matėmės katalikų bažnyčią, čia šitoj pusėj prie Švyturio yra musulmonų mečetė. Visos religijos draugauja kartu čia. Musulmonai, katalikai, hinduistai. Sultukių šviežių atsigersim. Ir tada eisim ledo tikrai. Užmatėm čia tokių, žiūrėkit, čia yra vadinami žali apelsinai. Čia yra šrilankietiški mandarinai. Bet jie yra labai rūgštus. Matot kokie dydžio, kaip slyvos, mažiau gal. O ten paprasti mandarinai. Gerai. Tai va atrodo jisai vidų geltonas, kaip vilnokės. Pa. Kaip ant skonio. Toks šitas kaip citrina. Skanu? Skanu? Paus. Valgyk. Ką skanaus tau čia nupirka, mamytė? Tik šypsena iki ausų. Oi, braškytės šokolado. Skanu. Labai norėjom kažko jau skanaus, saldaus. Aš cheesecake pasiėmiau su braškėm. Ir su ledais. Dar ledų atskirai, nes nebuvo kartu. O dadį va tokį va šokoladinį brownie su braškytėm, su ledais, su riešutais. Tai skanaus mum. Dar laukiam arbatos. Ne, valgo. Ledas skanus, taip. Labai skanu, taip. Ir porcija tokia nemaža. Labai gerai, kad čia yra sarmėtos. Aha. Niam. Viskas išjungai nuvalgyti. O dar čia yra kažkoksai turgelis kaip suvenyrkė kažkokia. Ten matau paveikslų vidury daug visokių. Pagrindė tokie suveniriukai, kažkokie pliažo rakandai. Tai aišku, maniškiai reikia pažiūrėti viską. Happy life, healthy, stay Sri Lanka, come here Sri Lanka, happy moment, everything happy. Thank you. Sustojom biškį suveniriukus keliais nusipirkti ir gavom iš vietinio palaiminimą. Iš visokiais ranko darbo.
magnetukais prekiauja, papuošaliukais. Labai malonus žmogelis. Paklausė, iš kur mes, sakau, iš Lietuvos, tai va, jeigu girdit fone, džiazų groja. A čia ne džiazų. Žodžiai, lietuviška dainelė. Čia šitagi džiazų. Nu, tai skau džiazų. Ai, o ką tu sakai? Džiazų, bet aš pabijojau. Ai, man kaip. Aš jau kiek skaičiavau, tai čia man atrodo trečioji bažnyčia. Čia, matau, pavadinimas yra Dutch Reformed Church gale. Žodžiu, olandų performuota kažkokia bažnyčia. Galbūt tai gerai bus išeiti į vidų, bet jau pusdienį mes gerą čia, tai norim judėti dar biškai aplankyti kitas vietas, tai nejudėsim turbūt į vidų, neįsim. Tai Soriukas čia yra protestantų bažnyčia, ne katalikų, tai čia va matot, katalikų buvo mečetė, yra protestantų bažnyčia. Prakaidai bėga belė kaip. O dabar sekantį mūsų viečikė, kaip ir sakiau, atvažiavom į Peace pagodą, vadinamą taikos pagodą. Tokia šventyklą čia yra japonų statyta, ar japonai finansuota. Čia yra tokia atminimo darbo lenta, kaip ir kažkoks paminklas žmonėms žuvusiems nuo tsunamio 2004 metais. Daug žmonių tada žuvo, Šri Lankoje ypač. Nu va taip va, nuostabiai praleidom dar vieną dienelę. Pačiantinom kartu su budistais, pasimeldėm už taiką pasaulyje. Va biški keli kadrai ten, kaip matėt, išėjo man. Kyliai iš kampuko. Grįžom į savo viešbutėlį, dar Augustė įsimaudyt užsimanė, nes ten prie jūros taip ir nespėjom į tą beachą džungal, nes jau tamsu būtų bėjo, nes mums pasakė, kad saulėlydis geresnis va nuo tos šventyklos, tai paleidėm saulutę ir grįžom į viešbutį. Eisim dabar vakarienę. Tai einam dar, tada pavakariniausim į šiandien. Tiek žinių, rytoj nauji nuotykiai. Nu, vakarėlį užbaigsim va tokioj atmosferoj, prie jūros, vakarieniaujam, prie žvakutės. Skaniai valgai? Nu, Andželika čia, kaip pirmą dieną atvažiavom, valgė chicken kebabą, tokį tipą. Bet jisai, nu, čia toks, ne toks kaip Airijoje, aišku. Bet skanu. Vištiena su daržovėm, lavašė,
kebabą prie jūros. Valgutė teisingiau valgo, kalmarus, taip. Aš žinojau, kad nesuvalgys, aš iš jos dar biškai paimsiu. Skanus kalmarai. O man, Šrilankos virtuvė tokio yra, va, krevečių. Krevetės krevetėm jo, bet jas atnešė su kečiupu. O dieve, čia yra... Ramzis jau čia jos visus pasiūstų ant taip toli su to kečiupu prie krevečių. Bet ką, yra kaip yra. Kai valgyt norim, valgysim su kečiupu. Valgom kebabą. Tai skanaus mum ir labanakt jum ir mum. Mes vakarieniaujam, vakaraujam. Po vienas šalta. Karšta diena buvo labai šiandien. Ir iki... Tarp kitko, alaus negeriu. Bet šitas... Čia aš būna paragauju tik tai. Bet šitas skanus, visai skaniai. Tai ir aš šalto pageriu. Tai viskas, aš jau negaliu. Kaip nuo šalto nesesu, noriu valgyti, tai viskas. Iki, visiems iki. Ačiū, kad buvote. Iki rytojaus. Ate.